Labutinai draugės, su jumis Auramor Ir Edma. ir mes grįžtam su trenksmu. Oi, antras draugės TV sezonas. Kas trankosi daugiau negu hetero vyrai? Taip, apkeliavęs visą pasaulį, matęs visas šalis. Nu kas. Makalius dėja negalėjo šiandien atvykti pas mus, dėl to turim ką? Vytautą Mikaitį! Prašau. Labas. Labas. Kaip tu jauties? Nu, kol kas nuostabiai jaučiu, kad ar... Gal biški nuobodžiai? Aura? Nu, mes turim vieną problemėlę. Tu nieko prieš? Nu, varom. Let's go. Go big or go home. Na kągi, grįžom. Taip, Vytautas yra dabar nuskustas, kaip jauties? Keistas Benjaminas Batonas ir jo istorija. Gerai, Jaunėjau taip. ar ne? Ar dėdų patapau? Dabar? Nusiskutęs. Dabar berniuku. Berniukas, taip. Patapsi... Ar 17 mečiai būtų šitoje laidoje? Nes 17 ar ne nusiskutęs? Kas toksai? Aš patapau, kad berniukas patapau. O Jėzu. Nu, gal 17. Gal 3-7. 3-7 jo, sakyčiau. Mes, žinai, kaip žvengiam, kai jau ant tave sako jaunatviškas, tai jau tau... Viskas, jau, Jo. čia jau viską pasako. Jo, toks, kur tipo, jau reiškia senstelės, bet dar bandai Tai vaidinti. jaunatviškas. Jaunatviškas. Taip, bet jie labai jaunatviškai atrodo. Ačiū. Kas čia man priklijavot? Kliuojam Taip, tavo dabar antakis. jo vyksta, pradedam transformaciją, dabar, nu, papasako, kaip tu jauties dabar būdamas, ko tikies iš šiandienos šito grožio salono? Aš dabar jaučiuosi, kad netinku vieno savo gruziniško antakio. Nei jis gruziniškas, nei Nei ką nei nusiramink. antakis. Ne, žinau, Ar ne? Ne, Aš ne, nežinau. labai geras antakis, matosi nelabai yra kietas, nes būna kartais ateina svečių ir labai yra, žinai, viešus antakiai. Šepečiai, neįmanoma pusę valandos vieną antakį reikia kliuoti, jo. Bet žinai, mes dabar juos užblokuosim, kad jų nesimatytų, kad mes nupieštume naują antakį? ploną aukštą antakį, kuris tarsi būtų paveido patempimo, žinai, tokia. Tai jisai simbolizuos mano kažkokią tai nuotaiką, ar ne? Nuteiks- Ar nuostaba? Nuostaba kažkokia. Nu, vat bus ta tokia resting phase, žinai. Tai dabar yra resting face. Nu dabar tai very rested. Arrested. Ar tai yra arčiausiai tavęs stovinti drag karalienė tavo gyvenime? Nu, žinokit, arčiausiai buvo televizorius turbūt, jeigu jūs mamai dalyvavote. Taip. Aha. Ar tu žiūrėjai, mama? Ar tu buvai? Aš žiūrėjau truputėlį, aš tai taip, kaip pasakyti, aš nėra taip, kad jau labai ten įsigilinu į kiekvieną ką rodo, mačiau, kad buvo. Tada mačiau, kad su kažkuo pykotės prie Seimo ar kažkur ten. Seimo? Ne, prie katedros, man atrodo. Katedros? Ar ne, nespykot su Čia, ne, čia buvo praeitų metų Pride'as vyko Vilniuje, kas nežino, tai buvo skandalas, kai Salafanas užšoko ant Čia kitų... praeitį metai jau. Taip, ant kitų drag karalienių, taip, tai buvo skandalas, buvo, jo. Ja, Bet čia tai ten užsieniečiai kažkokie buvo atvažiavę. Taip, ten buvo viena lietuviška drag karalienė, kita buvo Cedržin, hi. Tai va. Ar nežiūri dabar? Galimai žiūri. Hey, Cedržin. Jau, Hey girl. Hey girl. Cedržin. Yes, Cedržin mus pakvietė, dabar buvo pakvietos į Belgiją važiuoti, nuvykti ten pasirodyti, tai buvo labai fainai. Jo, tai kas matėt, kad buvom labai fainai, kas nematėt, tai buvom Belgijoje beje, performinom. Tai čia Belgija, tai čia toli. Pirmas mūsų international buvo, išvyka pirma mūsų international. O ką ten rodytis reikia? Tai buvo Pride'as, tai mes Save padarėm parodyti, pasirodymą, kitus jo, pažiūrėt? jo, Taip. Tu pilnai turi suprasti. Man nenukristas antakis iš viso. Nenukris, mes dar net nepradėjom, Jėzu, kokie jautrus žmonės. Jauna dar karalienė, dabar tai žinai, dar baby. Man atrodo, drožė tos antakius, po to nebelieka iš vis to antakių. Drožė, aš glostau. Jau man bert pradėjo. Tai esi buvęs Vytautai kokią nors drag show savo gyvenime? O aš dabar mačiau olimpiadai, tiesą sakant, buvo iš laivelių ten praėjo kažkas, bet tiksliai nežinau kas. Man atrodo, kad ten jūs praėjote iš tikrųjų, nes ten visi taip kaip viena... Tu. Tai reiškia, mes kaip vis... Tu matai? Ne, jūs kaip iš Paryžiaus. Čia tau sako, kad tu lygiai ir reprezentuoji. Supratau. Čiagi ne kokiam miesteliukį praėjo, čia Paryžiui praėjo. Tai buvai Paryžiui olimpiadoj. Jo. Ką ten darėjai? Reiškia, dirbau, dariau spec siužetus daugiau apie sportinės rungtis ir taip, kaip vyksta olimpiado. Savo YouTube kanalui.
Ne, TV3. TV3. Taip. Beje, taip, kas nežinot, Vytautas yra televizijos žvaigždė, yra geidžiamiausių straight vyrų televizijoje. Taip, yra laidų vedėjas, apie tai dar irgi pakalbėsim. Tikrai trokštamas. Trokštamas, taip, nusiskutęs visur, kas yra labai fainai, yra švaru, mums patinka švara, a ne aura. Taigi, toj grįšim, turim užklijuot ir mes toj pat pas jūs grįžtam. Užklijuoti burną, palaukit, ką aš neturiu žodžio laisvės kažkokios. Žinai, kaip būna, taigi mes esam užklijuotos irgi dabar ten. Ai. Tai mes tave užklijuosim. Ne tik antakį, bet ir... Toj grįšim. Klausimas, kaip tu spėjai ir pakeliaut, ir laidas vest. Dabar va šiuo metu koks yra tavo projektas? Ką vat dabar Mano grafikas yra griežtai sudėliotas. Taip? Tipo. Aha. Ne, nu matai, atrodo, kad spėjai, bet iš tikrųjų gal kokie dar 7% net nespėjai. Ir atrodo, kad viską spėjai. Okay. Koks Jūs dabar... nematėt kaltinimų, žinučių, kada bus, kada padarysi, kodėl vėluoji, kodėl neatsiliepi. Taip. Va taip ir viskas spėjai. Su deadline'ais nespėjai. Su deadline'ais yra blogai. Kažkokį reiktų dar sugalvoti, dar apibūdimą po deadline'o, kas vyksta. Aha. Gal koks nors tau Gali būti toks. Nes deadline, matai, šiais laikais jau deadline'as nebegazdina, man atrodo. Gali tai būti? Gali. Aišku, gali būti. Jo, dar, žinai, kaip tu reaguoji į viską, kai vėluoji. Kartais būna, tarkim, aš negaliu vėluoti. Man jeigu aš vėluoju, mane iš karto krato, man pradeda nervintis. Aš nežinau, nuo kada mes pradėjome meluoti ant mūsų kanale. Vėluoti ar meluoti? Vėluoti, jis sako, aš nevėluoju. Vėluoti. Bet žiūrėk, aš atėjau kretantis ar ne visas? Šiandien? Nu. Čia? Labai. Pusvalandį pavėlavęs. Kračiausi? Ne. Mes tikrai nesupykom, nes visą laiką svečiai, bet kokios turėjom praeitam sezone, tai ateidavo anksti. Ir mes čia, žinai, ant streso visą dar biškį palaukė, tai šiandien buvo okei, kad biškį pavėlavai, mes viską tikrai iki galo spėjom pasidaryti. Plus prie Seimo mašiną pasistačiau, ne prie ten kažkur. Tai dar prie Seit reikėjo. Nieko, viskas labai čia. Nes, žinai, tokį Vilnių atrodo, kad jau staty gal kur yra bent laisva, nes kitur nerasi ir po to grįši ten, kur norėjai statyti ir jau neberasi. O tu esi iš Kauno? Aš iš Kėdainių Kaune gyvenu. Ir gimei Kėdainiuose? Taip. Kodėl tu Kaune gyveni? Kas čia, kaip bausmė? Ar kas ne, čia tik klausimas, kodėl? Kodėl tu ten? Gyveni. Ar ten daugiau tavo arčiau, matai, pirmiausia, arčiau Kėdainių. Aha. Va, plus nuostabus puikus miestas ir manau, man visi kauniečiai pritars ir visi pavyduoliai pavydės. Iš esmės, žinot, kad kokia čia kvadratūra pas jūs? Kaune 2 kvadratūra išeina, tai pagalvokit. Čia pas mus 120 kvadratų. Nu tai va. O Kaune kiek? Kiek išeitų? Šiaip tais, tarp kitko, kai reikėjo nuspręsti, kur ilgiau pabūti, tai aš gyvenau Kaune, Vilniuje gyvenau, kaip tarsi, Šuškinė. Šeškinėj. Gyvenau Šuškinėj, tada gyvenau Justiniškį, taip buvo, Rygos gatvėj ir tai va, ir aš po to sprendžiau, reikėjo pirkti kažkur butą, galvoju, jau pats laikas. Tada nuvažiavau į Naujininkai, į Dzūkų, man atrodo, gatvę. Butas geras, bet šitas apylinkės tai buvo kažkas iš siaubo filmo. Ir po to aš supratau, kad jeigu Šuškinė 2-3 kambarių butas, tai Kaune 4 kambarių butas senamiesty. Ok, pagal tave Kaunas yra saugus miestas? Fantastiškas miestas. Tai kodėl, kai aš jau Kaune? Ką? Va taip. Palauk, tai pabandysiu ką. Grubiai pagyrė? Kumščių į veidą. Taip? Taip. Tiesiogiai? Tiesiogiai. O taip ir reikia. O tai va, Kaune. Labą dieną. Ką išmoko Kaune prieš Šustausko, tai va tradicijos tęs. Taip, tradicijos tęs. Į snukį reikia. Niekas nesikeičia. Jo, visiems ir kas iš Vilniaus atvažiuoja, ir užsieniečiam, ir kitaip atrodančiam. Snukį. Visus patvarko iškart taip, kad parodo, kur kieno vieta yra, viskas tyliai. Tai yra tiesiog lengva pamokėlė. Taip, suprantama. Nusiraminti. Ką, tai buvo blogai Kaune? Man labai patiko. Bet?
Tai aš esu. Bet neramaus būdo pilietis. Bet... Tai gal jam buvo tiesiog prastesnė diena, gal? Prastesnė diena, Nuotaika irgi va čia... Nuotaika pabjūrus gal. Kam nebūna? Nu, kam nebūna iš tikrųjų, nes dabar... Teising homofobija. Kai Vytautas dabar atėjo pas mus, čia buvo dar jau prieš tai, kai mes dar pasodinom į salono kėdę, paklausim Vytauto, ar supranta, kuom skiriasi Lady Boy nuo drag karalienės. Tai daugmaž sakiau, ką žinau. Ką? Nu, sakiau daugmaž, kad nežinau. Taip, tai vat Kaune mane tikriausiai pagalvojo, kad aš esu Lady Boy, bet... Tai gal žmogus buvo lengvai sutrikęs ir truputėlį išsigandęs. Aišku, tokio grožio. Nu. Kas nesutriktų? Ir lengvai sumišęs, paprasčiausiai. Ir ką? Pasikarščiavo Biškį, bet aš žinau, kad jisai norėjo manęs. Dėl to ir nežinau, kaip prieiti ir paėmė šovė man po tą, nu ir... Rimtai bankė davė? Nu taip. O kur? Saulutė? Laisvės alėjui. Ką? Laisvės alėjui? Laisvės alėjui. O, blemba. Tai kokia ten laisvės? Būtent kokia laisvė, kauniečiai, nu baikit. Mes norim pas jūs važiuoti, mes turim kur ten pas jūs važiuoti, bet kol kas dar yra baisu, biški, bet nieko, aš manau, kad viskas tikrai eis į gerą. Bet žinau, kai įstojau Kaune, va, tai 2004 metais, tai po laisvės alėją, tai kaip po prerijas šiaudai sukdavosi. Nes visiems būdavo baisu vaikščioti. Visiems. Tiesiog žmonėm. O kodėl? Nes prasileis irgi Saulutė bankė, atims viską. Jo, tai va, matai, praėjo 20 metų, visi gali vaikščioti, va, įskyrus turbūt. Nu, suaugsi, įskyrus turbūt. Taip, bet žiūrėkit, bet Žemaitijoje dar toli gražu. O jes. Beje, tarp kitko, net šukuosenas, Timalė. Apsiraminkit truputėlį. Ant emocijų. Kad dabar buvau Biržuose festivalyje pas tokią Gintą. Pas tokią Gintą? Tokia Ginta ar toks Gintas? Čia buvo mano geriausias festivalis, mano gyvenime, matyti, aš vedžiau jį, žmonių buvo labai daug. Visi buvo antiek atviri viskam, buvo visokių artistų prikviesta ir iš Latvijos, ir ten Galiu pasakyti, iš Estijos, iš Lenkijos. Ne, ten buvo žmonių ir iš Brazilijos, ir iš Amerikos, panašiai daug visokių žmonių buvo ir taip visi šiltai priėmė, niekam niekas nerūpėjo, visi norėjo pasilinksminti, pabūti savo fainai, čia buvo labai toks mini festivalis, nemokamas beje, nes tą ponę Gintą visą laiką padaro žmonėm, šitą festivalį prikviečia visokių artistų ir tiesiog visi ateina su Biržuose su savo tables, su savo kėdėm, savo gėrimą, savo maistu, atsisėda ir žiūri koncertą. Nu čia buvo nuostabus, aš dar negaliu atsigauti. Čia tai kieme gal pas ponę Gintą? Kieme pas ponę Gintą, bet kiemas didelis, scena, bet tu paklausyk, šviesos užsakytos, garsistai, viskas kaip renginys, supranti. Tai vat, ir niekad nežinosi. Ir buvo tikrai labai miestas su didžiai istorija. Jo. Tu keliauji daug. Kur dabar paskutinį kartą buvai? Nu, jeigu užsienyje tai buvau, tai gerai. Tai tada, jeigu atmetus olimpiadą, tai buvau Madagaskare paskutinį kartą. Taip. Tada prieš tai dar buvau, Paulius Samošką pasikvieskit, aprenkit, apriedikit žmogų Žemaitijos. Spiriosis, bandys kalbėti kuo labiau, kad jūs nesuprastumėte. Tarmiškai labai, tai pasikvieskit. Mes su juo buvom Liberijoj, Sierra Leonėj, Dramblio kaulo krante. Šiais metais, su mama Nigerijoje dar buvom. Nu, žodžiu, buvo kelionė ir dar bus. Ir kaip pat jauties važiuodamas į nepažįstamą kraštą, kur biški, žinai, gal žmonės gyvena skurdžiau ir panašiai. Ai, nuostabiai, žinau. Nėra tokio, ne, baimės kažkaip. Jau pasikartosiu, gal kai kas ir pasakoja tą patį jau ir kartojasi, bet šita šalis, kad ir netobula, bet jinai turi, manau, kad turi labai labai šviesią ateitį šioje atveju. Tu apie Nigeriją dabar. Jo, bet Nigerija neturi šviesios ateities, aš apie Lietuvą. Apie Lietuvą. Tai va, tai kai pavažinėjai ten, supranti, kad mes tikrai nuostabioje vietoje labai gyvenam. Ir kad šita šalis yra netobula, tai žinokit, dar yra smagiau, nes jūsų specialybių arba tai, ką jūs darot kitoje šalyje, turbūt, nežinau, tai pačiai Belgijoje, tai čia galima turbūt skaičiuoti šimtais arba tūkstančiais greičiausiai. Tiesa. Nu tai va, o čia padarot ir tada jau legendos šitoje vietoje. Ar yra šalis apart Lietuvos, kur tu norėtum gyventi?
Ir kodėl? Nes iš tikrųjų labai šalis įdomu. apart Lietuvos, kur norėčiau gyventi. Aš šiaip ne... Tai tada, kur visi lietuviškai šnekėtų kitoj šalyje. Turbūt. Anglija. Anglijoje norėčiau tada. Nenorėčiau, aš anksčiau galvodavau. Norvegija. Norvegija, Anglija, Airija. Taip. Ne, bet dabar net nesvarstau tokių galimybių. Ok, o šalis, tarkim, kiek esi jau šalių apkeliavęs? 102. 152. Iš 195. 195. Tai Tai va, tai realiai kur gali patikti, bet gyventi niekur nenorėčiau. Tiesą sakant, sakau, pasikartosiu, čia yra nuostabiausia šalis. o tai, mes Nes irgi jeigu savo aš taip sakom. noriu dabar, kaip Vytautas Landsbergis pakalbėsiu, nes vardas Vytautas. Prašau. Seimas netoli. Taip. Žinokit, jeigu lietuviui Lietuva nepatinka, tai maža kam patiks ta Lietuva. Tai, supranta? Gerai pasakiau. Ir tai yra taškas. Pasidėkit tašką, kur dar nėra taško. Šiandien dažysime su nauja kolekcija iš Nikso nauja paletė, pažiūrėk kokios spalvytės. Žinai, kas tai yra, Vytautai? Nu tai yra spalvų gama, aš manau, kad čia yra šešėliai. Šešėliai, taip, akių šešėliai. Ar yra spalvytės, kurios kalba su tavim? Nu, vat, kur tavo akis krypsta? Pasirinkimo labai daug. Bet nėra žalios, nes Ar Kaunas Žalgiris. O reiškia, aš tai manau, kad viskas, kas yra rūžava, yra gražu. Nu, pasakyta, kaip padaryta, nu ir va, nu, kaip fantastika, nu tai gerai, tai užsimerk. Nebus rūžava. Ne, bus. Nori su fonu susilieti. Prašau, nori būti pilka masė, prašau. Televizija. Ne, visokių žmonių sutinki ir tikrai puikiai suprantam, kad yra ir tų tokių nelabai gal ir fainų matyti kartais. Pižonų. Pižonų. Pižonų, tas Televizijos pižonai tai vadina. Jo. Yra kažkas tave užblokavęs? Aš esu užblokavęs. Tu blokuoji, tavęs niekas neblokuoja. Tu blokuoji, taip? Arba aš nežinau, bet ir jie nežino, kad aš užblokavęs. Ne, tai kartais galime pažinai, patikrinti. O, įdomu, kaip tam dabar, žinai, ten tą užeini ir tu nerandi to puslapio. Instagram'e, Facebook'e tiesiog nėra, žinai. Tai gal žinai apie tokį kažkokį. Aš žinok, nelabai, kad gerai. Man yra, ta prasme, krepšinio atstovai tai tikrai manęs neužblokuos. O kažkas kiti, nu gal labai nepatinku, nežinau, bet aš esu užblokavęs keletą žmonių. Ką tokius, ne? Jo. Bet šiaip tai, žinot, yra... Jeigu jie gali nesakyti, tai Galiu sakyti, aš jų net nepažįstu. Žodžiu... Bet šiaip tai yra, iš tikrųjų, reikia su žmonėm, nu, tas yra vertinimas, kur tu, pavyzdžiui, matai, nu, kažkur tu pažiūri tą žmogų ir jis tiesiog natūraliai nepatinka. Ne, būna taip, ne? Taip. Bet realiai, kartais būna, kad susipažįsti ir žiūri, blema, koks putiovas bičias arba ten pana. Būna taip. Būna taip, ne? Taip. Kad tu per anksti taip, čia padarai nuvertini. tą išvadą. Jo. Ir yra buvę, kad mano tikrai kardinaliai yra pasikeitusi nuomonė. Jo. Tai va šiuo metu, bet aš užblokavęs labai senai. Bet vien dėl to, kad kažkas iš pažįstamo dalindavosi to žmogaus tais kažkokiais postais, kažkokiais mintimis. Ir aš galvoju, aš nenoriu matyti. Tai aš esu užblokavęs, nors žmogaus nepažįstu ir tikrai net nežinau nieko, bet tai yra, spėkit kas. Iš Vilnių gyvena. Žmogaus mintis, rašo postus? Jo, rašo postus, biškai pasikeikia truputėlį. Benas Lastauskas? Ne. Kažkas iš komikų? Ne. Kas dar? Kažkas Olegas politiškai? Šurajevas? Ne politiškai, ne. Jie vyras ar moteris? Vyras. Postus rašo. Ne iš Seimo. Ne Naglis, ne iš Seimo. Ir pasikeikia. Nu, kartais būna, kad sustiprinti. Pasakyk vieną raidę, nesvarbu, kuri pirmą, nes paskutinė per vidurį. Ne, pirmą raidę pasakyk. Pirmą raidę? Taip. Vardo? S. Šitas. Saugirdas? O! Nes aš irgi užblokavau. Taip jam ir reikia. Atak turėk, -2 žmonės. Atak. Atak. What Gavai, ką that? nusipelnėjai. Taip. Sėdėk. Aš matau tik ras ir užblokavau. Ne, nes sakau, kažkas ten dalindavosi, aš galvoju, nu man nereikia šitų dalykų, aš nenoriu to matyti, žinai. Ta prasme, turiu galvoje ne tai, kad kad tu tiesiog neseki, bet jį matai pas save ten visą, aš galvoju, aš nenoriu matyti. Arba turi tą žmogų išjungti. Bet reikia Laisvės alėjus sutikti, supranti, kad nori išjungti. Ir dar esu, žinai, ką užblokavęs ir net blokavęs dar pasirodo irgi iš tos pačios serijos mergina bus. Bet šiaip su ja, nežinau, kiek bendravom, viskas ok, bet aš dar vis neprisiruošiu atspausti bloko. Irgi rašo.
Paukštas. Jo, kažkiek gal. Ten gal labiau. Agnė Kulitaitė. Taip. Iš tos pačios, matau. Uolia! Išlindė iš tos pačios Nu, tai čia gimdynės. nereikia, žinai, būti matematiku, kad Jo, bet fiziką. čia irgi labai senai, žinok, čia kokie blemba 6 gal 7 metai atgal. O kodėl tu užblokavai? Nes tiesiog ten dalindavosi irgi kažkas. Tau per daug feminizmo iš jos. Nežinau, gal tiesiog per daug. Nežinau, ne. Tu antifeministas? Tuoj mes tave cancelinsim. Tuoj mes Tu tave būsi čia vietą cancelintas. pastatysim. Tu tave išmes iš visų televizijų. Tu su mumis nežaisk. Tai kad man... Tu nežinai, ei berniukas, tu nežinai, kur Tu papuolė. nežinau, kad tu Vilniuje esi. Tu biški filtruok. Tai žodžiu, jo, tai va, Taip. man atrodo, tai yra du žmonės gal tokie, kur žinomesnių, kur aš jų nematau, bet su Agne susitikus visada ten pažvengiam. Tai, tai va. Bet kad ir pažvengiam, bet aš vis tiek gal nenoriu skaityti, kad ar aš. Mus irgi yra užblokavę. Kas? Vaidas Baumila. Vaidas Baumila? Taip. What? Paskambinam. Paskambinam, nusprendėm nelysti, nereikia. Susipykot? Net Gyvenime ne. nesam susipažinę. Bet tiesiog, nu... Susipykot, Pas mus buvo nesusipažinę. Monika buvo atėjus ir jinai paklausė, ką norėtumėt, kad gal pakalbinčiau, gal norėtumėt svečią. Mes tokie, nu, mums iš tikrųjų reikia labiau vyrų, nes ant vyrų vis tiek kitaip atrodo visas tas makijažas. Sako, tai aš variu, tai su Vaidu filmuos, visą kitą, aš gal su ja pakalbėsiu. Nu, okei. Po to žiūrim, mes draugės užblokuotos, Aura užblokuota ir aš užblokuota. Tai pakalbėjau. Nenoriu žinoti, mes ir nelendam. Ne, matai, jau čia pakalbėjau taip, kad žiūrėk, Vaidai užblokuok šitą ir šitą. Viskas. Net nepasako dėl ko, bet žinok, jeigu nori ramiau gyventi, užblokuok šitos du žmonės. Nu tai va, tai aš manau, kad problema yra, kad savęs pažvengti negali, bet iš kitos pusės jie, kaip čia pasakyti, kaip čia atstovauja žmonės, kur gal per jūsų šitą baiką, gal tiesiog. Kas atsisuks nuo jų? Gali Ne. būt, aišku, gali būt. Nes įvairiausi tie žmonės, jie, žinai, nu... Taip. kaip pasakyt. Na, tiesiog labai gaila, kad taip yra, bet viskas ok. Travel turas. Kas nežino mūsų jauniem žiūrovam? Jaunam Paaiškink, žiūrovui. kas tai, taip. Tai yra neegzistuojanti kelionių agentūra. Tai žodžiu, tai viskas gimė jau senokai, tiesą sakant, tai neegzistuojanti kelionių agentūra, Nėra faktas. kuria iš esmės buvo paremta ant kažkokio absurdo. Taip. Ir dažniausiai ant kelionių absurdo, tai ką matai kelionėse, kas... Nu, va, pavyzdžiui, 5 aukšte jūsų tūlikas, tai yra pravaltūro medžiagėlė. Nes veidrodį statė Ravšanas su džamšutu. Ne virš kriauklės, ne kažkur šonė. Taip, Tai kaip man į save pažiūrėt? Ir įdėjo tą lipduką, kad nerūkyt, virš kriauklės. Mes nuomininkams, nuomotojai. Tai jūs nuomat 6 aukštą, o ten 5. Taip. Supranti? Tai va, ir gaunasi taip, kad va čia yra medžiagėlė, kai tu, tarkim, lėktuve sėdi be lango, kaip vat virš kriauklės matai nerūkimo tą ženklelį, o ne veidrodį. Nu ir taip toliau. Taip. Tai va, tai reiškia visą, ką matai per kelionės absurdą, tai tu va tą dėdį. Mačiau nuotrauką tavo Instagrame iš tavo tikriausiai pravaltūro festivalio. Atsiprašau, dabar vadinasi kitaip. Giminės balius, kur stovėjai prie Subinė, ne? Subinė, tai. Taip. Tai ten, vat, kur nėra įraidės turėjai. Stovi žmogus, tai. Nu, puikiai idėja. Tai prieš tai dar buvo P, zda, kurioje vietoje stovėtum? O tai, ką minėjai, kad dėl ko pavadinimas pasikeitė pravaltūrų? Pakeitė taip, kad būtų daugiau žmonių galbūt susirinktų, save atrastų, kad suprastų, kad jie yra visi giminės ir kad visi... Nes ten labai susirenka draugiška labai hebra. Tikiu, labai fainai. Kiek žmonių būna maždaug? Nu, būna iki 1000. Oho, tai čia labai daug. Bet čia festivalis. Oho, kaip mažai. Aš Biržuose dabar buvau, vėl tas Tai Biržuose jūs kieme buvo. 400 žmonių buvo. 400? Taip, ir buvo labai fainai. Tai suprantate, tai susirenka, žodžiu, labai linksma šaika, jie visai kaip persirengė. Kaip jūs, kad persirengus, nelabai gal buvo. Kodėl? Ką žinau, tai kiekvienas nusprendžia, ten nėra kažkokio... Kaip reikia daryti, bet įvairiai, vat vienas Boratas buvo, kur visada gali Borato Subinę žiūrėti apžėlusi. Hot. Ir be iškrenta. Lukai patiktų. Tai jo, aš tai manau, žinau, kad čia tas ir pavirs vieną dieną kažką panašaus. Gerai, o kas iš artistų buvo?
Tai yra išskirtinai lietuviškos muzikos festivalis, Taip. kuriame koncertuoja atlikėjai, kurie, pavyzdžiui, prieš 20 metų, tai iš vis buvo elitas. Taip. Dabar irgi elitas, bet gal šiek tiek mažiau, nes tiesiog patapo vyresni. Taip. Va, tai smagu, kad pavyko Rytį Ciciną prisikviesti Rokado šokėjams. Čia elitas. Čia jau Tik tai jau virš. Rokado šokėjams reikia scenos didesnės, matai, nes kai jis skleidžia sparnus, tai va, į tą kvadratinį jau metrą jau nebetilpsi, jau reikia Ar daugiau. brangiai kainuoja Ryticiną užsakyti? Laiko kaina, taigi Estrados princas, tai ką norėt. Tai va, kas dar buvo? Kas dar? Tai buvo? Žilvinas Žvagulis, O. va, jau antrą kartą buvo, davė džiazo, mes jam duodam net ir šokėją savo, tai jam žymiai smagiau dainuoti. Jisai atvažiuoja vienas, bet Vienas, jūs jau jo. pastatot choreografiją. Jo, ir jisai tada nebenori išvažiuoti. Aha. Kiek dienų vyksta festivalis? Vienas, buvo pernai 2, bet šiaip vieną geriau. Vieną geriau. Geriau daryti Geriau vieną, vienas, po to dėl viso pikto. Aišku, smagu ant Pachmo atsikelti kitą dieną, yra labai smagu, bet... Ar yra kviečiami, ta prasme, čia yra atviras renginys? Ar čia Ne, yra mokamas. draugų draugai? Nu, tai Ne, turiu galvoje, bet kas gali nuvaryti. aš galiu nusipirkti bilietą. Jo, aš tiesiog bandau gal truputėlį kainą kilstelti, kad tai netaptų miesto, Taip. miesto šventė nemokamas Taip, taip, taip. dalykas. Arba prieinamam žmogui su pilvu iš pliažo. Jo. Tai tam, kad tiesiog laikyti aukštesnę kartelę, kad kokybiškesnis renginys būtų. Pas mus tik kokybiški svečiai. Tik kokybiškis. Nu, tai, bet čia daug kur yra. Tai jeigu restoranuose lūtis brangiau kainuoja, tai reiškia, kad tu lauki kitokių truputėlį svečių. Arba Bet ten koks- įėjimas į klubą. Nu, žodžiu. Taip, bet kokiu atveju labai fainai, kad yra tų naujų festivalių. Aš labiau rinkčiau tokį festivalį, kur yra mažiau žmonių, giminės balius, tema man patinka, aurai tai iš vis. Ir tokį pasirinkčiau. Aš manau, kad čia yra festivalių vienintelis būdas turėti dar kažkokius festivalius apskritai iš to šalyje. Taip. Nes dideli festivaliai, aš manau, kad jie tiesiog gaišta kaip mano tas į butą įėjęs voriukas. Taip, Primesgęs taip. voratinklį ir po to pats susigūžęs į tą... Ir labai daug atšaukta buvo Jo, festivalį. nes savikaina labai brangi. Ir man atrodo, va, tokie festivaliai turintys savo grinai, savo kažkokią temą, mano yra lietuviškos muzikos festivalis, kur tiesiog surinki jaunimą iš esmės, kurie, aš manau, kad mes visi po 12, kaip sakiau, mes visi po 12 arba pirmos nakties mes vis tiek tampam ne kažkokie tais vieno kasnio sumuštinė, o mes tiesiog tampam baltą mišrainę, bet kokiu atveju. Ir tada leidžiam dainas, kurios atpažįstamos ir tu gali dainuoti. Taigi, nupešiam linerį, užsimerkiam, parodom žmonėm, Laineris tai čia lėktuvas, čia praskrido lėktuvas kažkur. Taip. Jo, su Nixo Epic Ink lineriu, pats geriausias, mes visada naudojam ir naudosim. Iki gyvenimo pabaigos? Jo, nes juodas, matinis, greitai piešia, lengva, nice. Taip. Einam toliau. Senesniais laikais per rekord televizorių, būdavo toks rekord televizorius, kur būdavo nulūžęs jungtukas perjungti kanalą, tai mes jungdavom su repliam. Taip. Tai kanalą persijungti ir žiūrėdom tokį, kur tėvas labai juokdavosi. Iš filmo Džiazė tik merginos. Tai jūs esate Džiazė tik merginos. Iš esmės viską, ką jūs darot, pasaulis, tai yra matęs filme, būtent tame filme ir dar gal kitose filmuose. Nes tengi vyrai persirengia merginom. Taip. Taip. Senas kaip pasaulis filmo, o dabar stebisi. Taip, stebės. Nu. Dabar egzotika. Šiaip tai aš galvoju, tikrai jūs pasikvieskite Polioniją Zizirskienę į laidą, bet papasakos, kaip reikia rengtis. Vaidas Pračkaila, jeigu ką ieškokit. Okay. Yra žmogus labai daug metų realiai daręs tą patį, jis yra plikas dėdas. O tai kur jisai dabar, kodėl jis nedaro tokio? Tai paskambinkit. Ko jis, tai jisai važinėja visur po humoro vakarus. Aha. Ir va, ir jisai vaidina tą... Tą Poloniją? Močiutę, taip. Nu. Okay. Tai tiesiog viskas, sakau, viskas sukasi ratu. Tik norėčiau, kad kliošai negrįžtų niekada gyvenime. Kas tokie? Kliošai, kliošinės kelnes. Nuklošinės Tai tai jau ne, grįžo. bet... Jau grįžo? Šikti. Jau grįžusios, jau prieš metus. Padaryčiau kliošų kalėjimą ir susadinčiau visus, kas kliošai. O kodėl tam taip? Na, Jautriai. Tai tu aptintas mėgsti? Ne, aš normales mėgstu. Ta prasme, Straight fit. Straight fit. nu, aš, kad tas galas nebūtų su tais... Nu, nes gaidiškai atrodo. Ta prasme, prastai atrodančias kelias. Ta prasme, žmogus negerbė savęs. Tik tai, kas baisiausia, žinokit, kad aš net, kai ta mada buvo gal kokiais 2008 ar 2007,
Taip. O gal ir anksčiau? Truputėlį, aš ilgai buvau prieš, aš stovėjau prie Seimo, buvau prieš ir vienu metu palūžo ir, man atrodo, nusipirkau arba gavau. Arba pagavau per prizų lietų, kaip tu tam Belgijoje šitas marškinėlius. Aha. O šitą, bet Kas norėtų nemokamų marškinėlių? Jis dabar laidą veda. Nu? O šitą, bet kliuošinės pas tavę buvo, bet tokios, kur, o taip, ane? Taip, jo, Tai kur dabar ne ir tokia plevėsuojas sistema. šonus. Kartais net kliošas trukdydavo kitam kliošui, kad praeit. Taip. Nu, žodžiu, baisu. Pasaulis išprotėjo. Taip. Nestebi mados, ar stebi madą? Oi, ne, aš Nu kaip ne, nu bet ką, aš bet norėjau paklausti. Aš esu antimada. Aš mačiau Instagram'e Nu, tavo video, kur tu Paryžiuje komentuoji madas. Bet, kur vaidinau šitą Juozą Taip. Statkevičių. Uozą. Uozą Statkevičių. Į viršų. Uozą Į viršų Atkevičių. pažiūrim. O tai jo, dar beje apie tą olimpiadą, tai tu važiavai su TV3. Aš buvau reporteris. Reporteris. Taip, specialusis reporteris. Jo, bet aš vat laisvalaikiu madas pakomentavau. Taip. O bože, o siaubė, o košmarė, o koks kaimas, Gariūnai, 25-mečio turgus. Jo. O vargelį. Gariūnuose šiaip galima rasti labai gerų dalykų. Kur? Gariūnuose. Gariūnas? Taip. Luis Valkaton. Valkaton. Neraukartos. Abibas. visa Abiba. kita. Taip. Tai suprantat, o grįžtant apie madas, tai aš galvoju, kad mokyklą reiktų truputėlį gal pamokinti. Nes aš nesenai atradau trumpas kojines. Taip. Aš galvodavau, kad žmonės basą koją kiša į kėdą. Palauk, dar Iki kartą. kada tu taip Tu dabar galvoji? Žinau, prieš 5 metus. Tom dabar balėtėm ten to kojytėm esi? Jo. Kur nesimato. Jo. Tai jos jau išėjo iš mados. O, kas dabar madoj? Į viršų. Ilgos kojinės. Į viršų ramiai. Tai man sakė, kad aš kaimietis, kur iki čia juodas kojines, kuris traukė. Nu, ne, čia. nereikia juodų. Ne iki čia. Baltos. Iki čia. Baltas. Su kokiam ten tą madoj. Dabar balti kėdai madoj. Taip. O Tu tai su jeigu- šortais ten? Ar su bridžais? Šortais. Trumpi šortai. Nu tai. Taigi bridžiai kaimas. Ačiū Dievui, žinai. O bože, o siaubė, o kas čia dabar? Čia yra naujas Nyksto blushas. O dieve. Ir labai daug naujų atspalvių, žinok, ir šitą aš parinkau tau šiandien panaudoti, pažiūrėk, koks grožis. Labai gražus. Pabandysim jo. Naujas. Daug ir drastiškai. Tu turi atsakyti kaip Juozo mama. Ant lentynos turim. Taip, tokį. Taip, NYX Watermelon Bronzer. O, bronzeris. Oi. Tai čia toks turbūt kainuoja. Kaip norėčiau tokį, kad tie telefonai grįžtų. Sveiki, taip, negaliu dabar kalbėti. Ir čia turim NYX Buttermilk Bronzer irgi, bet čia tamsesnis atspalvis. Vyto, tai tu norėtum, mokėti, reiškia, ar norėtum mokėti visas pasaulio kalbas, ar, ir taip, realiai taip labai gerai kalbėti visomis pasaulio kalbomis, ar norėtum suprasti gyvūnų kalbas? Bet reikėtų išrinkti vieną Jo. visiems laikam. Gal reiktų mokyti meilės kalbą. Net. O čia. ne. Aš tiesiog pasižiūriu katiną savo. Ir, pavyzdžiui, būna išvažiuoja, grįžti po kelių dienų. Aš kur kačiuko žinot, ką aš veikiau, ką aš Taip, dariau. taip. Aš kartais jam sėdu ir papasakoju. Va, buvom ten, darėm tą. Taip. Turi tik vieną gyvūną, vieną katiną. Pitakėlė. Kaip vadinasi? Pitakėlis. Pitakėlis, kaip Tik jau miela. žiūri šitą video pitakėlę dabar. Pažiūrėjęs pitakėlį, parodyk po to video, taip, kaip šeimininkas tapo šeimininkė. Nusipirkai būtą, Vytautai, taip? Nu, prieš 10 metų švelniai tariant. O tai kas čia per laistymas buvo? 10 metų gyvenimo būte. Kiek žmonių buvo? Ne per daugiausiai. Pridarė triukšmo? Ne? Tokie Pavyzdžiui. kultūringi O esate? kada aš galiu šnekėti, kada čia nedažys? Gerai. Gerai, Tylėsiu. tylėsiu. Oi, kiek daug berniukų nori mano saldainiukų. Oi, labai. Ar dar ne dabar? Čia jau Ar gal per anksti biškį? Jau gali pradėti. Ne, ne, tada padainuosim visą dainą po to. Jau lupytė, jau viskas, lūpos. Žodžiu, aš prieš 10 metų pirkau vat vietoj Šeškinės, va tą 4 kambarių butą Kaune, senamiestyje. Tai buvo neramus 2014 metai. Buvo 10 metų paminėjimas, bet jisai paminėjimas net nebuvo paminėjimas, nes
Aš nežinau, per 10 metų tu nustekeni tą butą, literaliai, ta prasme, jisai nusigyvena. Aš matau, kad jisai net paseko žemynės sienos, šitas suvaikščiojo ir jau ten tokie tarpai pasidaro. Tos pačios sienos tampa tamsesnės, ten visa kita taip nubuvę. Ir aš galvoju, kad šitą progą tai reikės jau daryti jau visiškai kapitalinį remontą, nes nugyventa chata. Gal net skylė jau pasidarius truputėlį. Ir man atrodo, kad paminėti šitą šventę draugų jau nebegali kviesti. Gali tik tai kviesti antisanitarinę ir galiausiai kapitalinį remontą specialistus, kurie pakeistų. Ir aš galvoju, kad jau tas butas, gal 15 metų neturėjo remontą arba daugiau. Ir manau, kad reikia keistis. Laikas pokyčiams. Tai, Jėzau, jeigu reikės pagalbos, mes su Aura atvažiuosime, mes esame... Pagerta, ne pagalbos. Mes esame reiškia, kaip čia sakoma, rankos visų galų meistrės, ir padažyti mes ir taip leidžiame. Visų meistrų galės. Galės ir sienas ir viską, mes viską mokam. Aš tai žinokit, norėčiau būti panašus į savo auklėtoją Vidą. Galite padaryti? Tai mes jau net nematėm, kol neparodį iš karto padarytume. Reikia ant... Kokia pasies plaukų spalva? Ne tame svarbiausia, pasie būdavo... O kas? Ant dantų lūpdažis. Laisvai. Buvusi Vida. Man atrodo, tik ką ir gimė karalienės vardas. Vida Vidutė. Vidutė. Vida Vidutė iš Kėdainių. Vida Vidutė. Ji buvo klasės 20-metis. Ėjai į klasės susitikimą? Atvažiavau ir parėjau po to. Atvažiavau su mašina. Kokią tu mokyklą baigiai? Kėdainių Aušros vidurinė mokykla. 6 buvusi vidurinė. Ir mes turėjom 20 metų susitikimą. Klasiokai dar gyvi? Gyvi. Ir visi. Visi? Šiaip labai geras klausimas. Aš vis dar klausiau, gyvas esi dar? Nu. Jo, ir didžioji dalis susirinko šiaip jau tą vakarėlį. Tokie jau pabuvę. Kai kurie. Tai atrodo gražiausia, ne? Iš visų. Bartkus gerai atrodo, vadykit. Vadykit žmoną išsivedė su Žilinsku 12. Okay. Jo, ir tai va, Subačius toks, jau irgi pabuvęs. Čia vis tai geriausiai yra pavardėm vardinti, kur nepažįsti. Taip. Subačius. Subačius buvo buvęs, nes nuo darbo Anglijoje, Danijoje. Taip. Va, bet gerai atrodė Gita. Parodys nuotrauką. Gita Leda. Gerai. Na, o kas didžiojoje magiškoje dėžėje? Didžiojoje magiškoje dėžėje yra Fresh Post, kuriems norim padėkoti iš visos širdies, kad mus pamaitino, kad padeda mums išlaikyti savo figūras, kad atrodom fresh. Fresh ir wow. Ačiū labai dar kartą Fresh Post ir visiems rekomenduojam. Aš būtent valgiau vištieną su makaronais. Svečias šiandien valgė Cezario salotas, o Aura Mor nevalgė nieko. Juokauju, irgi valgė. Kaip pirmą kartą pamatyti Draugės TV? Kur, kaip? Ar pas kažką? Labai išsigandai. Jo, labai. Iš vis nesupratai, ką žiūri. Bliamba, dabar galvoju, kur aš pamačiau. Tai man atrodo, gal mamai buvo kažkoks epizodas. Tikrai, bet ten nelabai sureikšminau. Buvo žiūri, oi. Galvojau, kad tam Baltijos meškučių cirkas atvažiavo. Su vadovu. O po to gal ir buvo, gal YouTube'ai, man atrodo. Okay. Aš tiesiog, man buvo vis dar klausimas, čia bičiai, čia panos, čia dar kažkas, žodžiu, man šitas, niekaip. Gyvenam ir mokomės. Buvo sunku suvesti, kas jūs esat, jo. Ir po to pasikartosiu, koks man skirtumas, kas jūs esat. Jeigu linksmi, paviršų žiūrėti, jo. Nėra kaktos. Jau akis ką daro? Raibuliuoja, mirguliuoja. Mirguliuoja jau akis, to jūsų akis irgi pamirguliuos. Aura? Draugės, didžiąją dalį jau viskas padažyta, akis, lūpos, beisas, viską. Žmogus dar niekaip savęs nematė. Draugės, mes transformavom Vytautą Mikaitį. Ar jūs pasiruošę pamatyti rezultatą? Na kągi. 1, 2, 3.
Atsimerk. 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 O, taip. Aš bijau tokių karalienių. Karalienė, aš dievinu, aš gerbiu tą Aš gerbiu. Čia kur kris po kojom ir tiesiog paimk mane. Jo, į savo hausą. Į hausą aš tarnausiu. Taip. Čia vat iš tų. Ar tu pasiruošęs pamatyti save? Aš man tik tai apžėlė. Nieko tokio. Kaip tada? It's French. French? French. French. Gerai. Galėt sukti Šiaip tai aš kaip dėdas nesu labai seksovas ir aš galvoju, jeigu atrodyčiau kaip moteris, tai būtų dar blogiau. Tu neįsivaizduoji, kaip yra gerai. Iš Ne? tikrųjų, iš tikrųjų. Ir žinai, tu žiūrėk į tai kaip į linksmą transformaciją ir iškart galvok, koks balsas eina tau iš vidaus, kokie vardai, ką tu matai, ką tu matai. O aš iš restorano ar iš bordelio? Kur Aš nori. sakyčiau, kad bordelio, bet Bordelio. pažiūrėk. Bet labai pigaus. Ta vyriau. Ne, ta Ne. vyriau. Tu turi visus pinigus. Visus pinigus. Pas tai visi pinigai. Tai aš vadovė, bordelio Tu vadovė. vadovė. Taip. Bijokit. Nebijok. 3, 2, 1. Aš esu, žinai, kas Rasa Kaušiūtė. Labas yra. Bet tokie šlykšti biški, kur nemoka biški pinigų, bet kur biški vėluoja Nu, pinigus. jis saujas pasilieka. Sau Kad susimokėt visažistai. Palauk, reikia atrodyti gražiai. Tu pažiūrėk. Taip. Tu tai prieš šviesą biški pasikelk, duok savo šansą. Bet tu tai biški papozuok. Na, ta nosis per ilga. Pas moteris negali būti ilga nosis. Kaip tai negali? Gali. Ne. Taip. Aš tokia dabar kaip šer. Šiaip dukra. yra, nu, Dukra tokia. yra. Palauk, kaip pas maus kad... Rubinai. Ta garbanota, nu ir gražiai atrodo. Aš toks kaip ir monakas, bet kaip ir mažeikiai. Nu čia tokios egzotikos neišfiltruosi. Bet tokia va teta. Čia yra monakas Marijampolė. Gerai, su kuo susipykau dabar su kuo? Vilniaus gatvėj. Ai, man norėjo užtasyti plaukus kažką. Va, plaukus. Palėtė, tu nemėgsti, kad tau leidžia plaukus. Liečia tavo Į plaukus. kamerą pasakyti ar į veidrodį? Į veidrodį kalbam. Į ten. Tu žiūrkė. Taip. Kas taip? Taip. Taip. Zita, palauk, čia. Čia ta Klausyk, asistentė. tu valkat. Prostitutė tu čia. Eik namo. Gerai? Taip. Labai, bet, jau, Kiaušinienė bet labai tikrai pataikė į šitą, tą žinai, tai Nes nereikia 80-aisiais tas draskyti, sakė, nereikia ne, ji draskyti. ne ta, jos gale. Dar reikia, dar blemba dar žvilgsnis turi būti toks, kur tu nužiūri. Kaip Miranda Priestley pakelia akis, viskas, atleista. Mergos varom kitur. Viskas. Čia, žinok, tamsa šlavinė varom. Žinot kur? Varom į Justiniškės. Justiniškės. Va ten tai vakarėlis. Načnyka. Ji yra ta bordelio savininkė, o mes tos dvi, Taip. jos šaniukai, žinai, iš paskos, Taip. viskas, da sakom, kaip jį liepia. Taip. Panos atvaro bahūrai. Mhm. Varom į Vievį. Ok, bandom kitą peruką. Pakeitėm koloritą. Gali atsimerkt. Jo, tu gali atsimerkti. Taip. Paim veidrodį. Vėl krenta tie mano būstai. Papai. Nieko. Nieko. Aš atvira visuomenėje. Taip. Paimk, prašau, veidrodį. Prašau. Salone buvom. Klausykit, matau, bus balti plaukai. Nu, Ar let's go. reiškia, kad aš po nemetuose? Kodėl, ką tai reiškia, tai dabar yra madingiausia Dabar spalva, mada. natūraliai žila. Jo? Mhm. Nu ką? Let's go. Donatella. Panos, gatavos? Gatavos. Oi, bleškai, Lady Gaga atrodo. Taip. Aš jau pasakė nosis. Tai. Rara. Ne, dainuojam tą, kaip iš filmo. Uh, Star is Born. I did try to the hill that Do you need more? Taip labiau atrodo, kaip Bradley Cooper veržėsi į Gagos spintą. Draugės, šitas halatėlis iš romantikos.lt. Čia yra šiandienos tavo dovana, brangioji. Ačiū labai. Kad galėtum būti visada graži, karalieniška, pasipuošusi. Miegot galėjai. Aš tai galvoju, gal po miestą pasišlaistyti. Po miestą gali Va čia. praseiti jo.
Kodą gal nuolaidos turit. Taip, tik mūsų draugiams. Promo kodas draugės 20% nuolaida visam romantikos.lt asortimentui. Ten yra labai daug gražių daiktų. Čia, kad ne tik išleidai, bet ir uždirbi. Uždirbi. Ačiū romantika. O siaubė, o svietė kaip fainai. O tai jeigu papai matos, Ir pala. Gal užkimus gaga nekoncertuoja. Biški gali, tik užkimus tai. Viskas gerai. Matai. Kaip tu filini šitą šukoseną? Ji lengvesnė negu praeitą. Dar žalios akys, kaip pas gaga žalios. Nusinčiam gagai šitą. Nusiūsim. Nusinčiam, ką nori nusiųs gagai. Pas man yra tas smakras subinėjęs. Mergos, blecha, vėl Nu tai varo. nieko tegul. Aš ką tik grįžau iš miesto, vėl varom į miestą. Aš dabar jau suprantu, kaip jis yra. Kaip linksma. Bliama, bet aš būčiau. Pavyzdžiui. Akabintų mane dėdai? Aš manau, kad Jo. jeigu tu ateitum į klubą, mums viską mes parištos ir relevant, mes tiesiog galim net nebeit. Bet tu tiesiog neturėtum, žinok, kaip praeiti. Žinok, tikrai labai. Nu? Bandom kitą? Ne. Gyvename su šituo. Tu važiuoju namo aš tai. Gerai? Drąsiai. O, bet čia va tai yra grinai kokios nors South Caroline striptease Taip. cheap for truck drivers savininkai. Gerai, vyrukai, pinigėlius pradžioj į priekį, o tada jau galėsim parodyti savo ding, 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 ding. Gerai? Nu ką, mergos, dirbam. Iš tikrųjų, atvažiavo traktoristai, turistai. Parodom, ką galim, turėsim doleriukų. Oi, bet... Bet ir daug plaukai keičia, pasakyk. Nu jo, Vis bet čia kitaip. kaip Naglis sakė, duokit cigaretę. Jo, tu turi dabar cigaretę. O kodėl aš nesirengiu niekada, nepersirengiu niekada? Nu Aš su va. tais pačiais varau, ne? Bet aš savaitės. Čia tais tavo pačiais darbiniai. varau. Kokia šlykšti bobai. Bet tokia ir geidžiama, ne? Geidžiama, taip. labai. Tokias visi bijo. Labai bijo ir nori. Jinai yra Gerai, top. štuka. Jinai yra top. Ji topinė. Top. Industrijoje visą gyvenimą. Gerbė. Gerbė man, antraštėse ir net viršeliai buvo. Bet veido brožai nėra, kad tu esi linksmas, fainas žmogeliukas. Ne, Ar nu, yra? linksmas mainas žmogeliukas. Ne, čia yra tu esi savininkė. Bet tu esmė yra tame, kad tu vadini kitas kalėjom, nors iš veido tu pats kalėjai. Žinai, kad aš darau 30 metų scenoje. Taip. Taip, kiekvieną nu tai ką kartą- sakom? Bet reiškia, suprantanti savo vertę, pasiskyrus 3 kartus. Karočią. Palauk, reikia pažiūrėti. Bet jis... Bet tas toks, kur susirinkė. Ble, žinai, kur galėčiau po restoranus keliauti? Aš negaliu. Čia pas jus Kaip jis save žiūri? Sušvinkę, čia pas jūs supuvę viskas. Neskanu. Nors šiaip skanu, žinai. Bet tu turim numesti tą... Draugės, jūs turit atgauti momentą, kaip žmogus žiūri į save in drag for the Aš first toks, time. kur, tipo, savim geriuosi ir save niekintu. Aš gal norėčiau savo ilgamečiam draugui, partneriui, gal aš norėčiau būti Ugnė Tiškevičienė. Tiškevičienė. Taip, Karlio žmona. Gerai. Gerai. Prieš tai buvusi Grigaitinė. Gimė Ugnė Tiškevičienė. Prieš tai buvusi Grigaitinė. Grigaitinė. Tomo. Mes norime pasveikinti su šiuo gimimu. Ačiū tau, kad tu tapai Ugnė, mūsų draugė. Mes tave įrėminsim į draugės TV sieną. Visiems laikams. Ir dabar bet kada ateik į šį grožio saloną. Mes tavim pasirūpinsim. Ačiū tau labai, kad tu... Papuošim bet kokiai progai. Bet kokiai.
Aura, tikrai tave. Taigi, mūsų brangi nauja draugė. Ugnė Tiškevičienė buvusi Grigaitinė. Senokai. Labai gerai. Labai nuostabu. Skaudi patirtis. Norim tau padėkoti, kad atidarėjai mūsų naują sezoną. Kad atėjai ir išdrįsai ir parodėjai, koks yra gražus dragmenas. Bet kai iš tikrųjų, kad išdrįsai, žinai, dabar su šių laikų vyrais, čia neįmanoma. Šiaip tai net nenoriu. Reikės nusimti viską ar ne? Ar būti? Ne, gali pabūti. Gali būti. Ir mes tau norim padovanoti dovanėlę iš Nikso, kad tu išliktum tokia pat graži ir visa surūžinta ir išbronzuota. Niks. Tau patiks. Kažkaip šūkį išmokau iš karto. Taip. Niks. Tau. Aš sugalvoju. Taigi, ačiū draugės, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Auramor. Edma ir... Ugnė Tiškevičienė, buvusi Grigaitinė. Iki kitų kartų. Nu.